gero ūkininko čempionato misija yra, pirmoje eilėje turbūt skatinti, kalbėti apie tai, kas yra geras ūkininkas, nes šiandieninėme kontekste vien išartos vagos arba dideli monokultūriniai laukai, eikvojant mūsų žemę, kelia didelės irgi problemas mūsų aplinkai, mūsų planetai. Todėl geras ūkininkas turėtų būti turbūt matomas plačiau, negu vien tik tai gauti kuo daugiau derliaus. Ir mūsų čempionato misija yra skatinti dialogą apie tai ir mūsų pozicija yra, jog geras ūkininkas yra tas, kuris taip pat jautriai ir empatiškai žiūri į jį supančią aplinką, gamtą, stengiasi sugyventi su ją. Geras ūkininkas yra tas žmogus, kuris myli savo darbą ir to darbą daro su meile. Geras ūkininkas yra tas, kuris nekenkia gamtą, kuris būna darnus su gamta, kuris leid alsauti, kvėpauti, atsinaujinti ir tą tiekmę natūralia reidėti. Tai laimėtojas yra sūrinė varinis puodas. Nes iš tikrųjų mes dirbame tiesiog tai, ką darome, nepriklausomai nuo mūsų nei apdovanojimų, nei nominavimų, nei dalyvavimų kažkur, tai mes tiesiog darome tai. Ir čia toksai, tai jisai tokia kaip ir atsakomybė dabar, kaip ir dabar jau negalėjau susimauti per daug. Mylėti žemę, daryti, kurti ir džiaugtis gyvenimu. Įspūdis didžiulis, renginys įspūdingas ir kas džiugiausia, tai kad su labai gera nuotaika, su džiaugsmu žmonės kalba apie savo sunkų darbą. Čia yra gražiausia, kad tai visada dar ekologiška ir saugomose teritorijose, tai dvigubai smagiau.